Shabbat Shalom, Shabbat Nitzavim, sandoros patvirtinimas. Mošės galutinis atsisveikinimas. Artėja Mošės paskutinė atsisveikinimo kalba prieš Bnai Israel, genčių lyderius. Klausykitės šių galingų transcendentinių žodžių. Dabar aš sudarau šią sandorą ir duodu šią priesaiką ne tik jums, bet ir su tais, kurie šiandien stovi čia su mumis viešpaties mūsų Dievo akivaizdoje ir su tais, kurie šiandien nėra su mumis. Tada viešpats, jūsų Dievas, išgelbės jūs iš nelaisvės, pasigailės jūsų ir vėl surinks jūs iš visų tautų, į kurias viešpats jūsų Dievas jūs išsklaidė. Čia yra patvirtinimas apie vienintelio tikrojo Dievo pažadų perduotų per Mošę, nuolankiausią Šiem tarną, galiojimą ir amžinumą. Galybių viešpats sako, kad jo įsakymai nėra neįvykdomi. Mums nereikia keliauti po pasaulį į visas vadinamasias atgimimo ar apreiškimo vietas, norint patirti Dievo buvimą ir vykdyti jo valią. Dievo žodis yra labai arti, šalia mūsų ausų, kad tai išgirstume, ir šalia mūsų širdžių, kad tai vykdytume. Dievo buvimas. Ir kai sakome buvimas, tai yra jo artumas, jo dvasia. Yra visuotinė realybė, jei kas nori ją pažinti. Šiame fragmente pažymėtos 3 amžinos tiesas. Pirma, patvirtinamas Izraelio vienybės įtraukiamasis pobūdis, apimantis kiekvienos giminės lyderius ir narius, vyrus, moteris ir vaikus, konvertitus ir tuos, kurie gimė iš Abraham, Yitzchak ir Jakov. Visi jie yra Izraelio tautos dalis. Antra, patvirtinamas mūsų ateities išgelbėjimas, nors ir įspėjama apie artėjančias tremtis, Dievo įsipareigojimas grąžinti mus į pažadėtąją žemę yra užtikrintas. Trečia, skelbiama Dievo mums duotos toros vertė ir funkcionalumas, patvirtinant tiek galimybę, tiek vertę paklusti jo įsakymams. Mūsų pasirinkimo laisvė yra tvirtai įtvirtinta. Aš jums daviau pasirinkti gyvenimą ir gėrį, mirtį ir blogį. Šiandien aš įsakau jums mylėti Elohim, eiti jo keliais ir laikyti jo įsakymų. Aš jums daviau pasirinkti gyvenimą ir mirtį, palaiminimą ir prakeikimą. Ir jūs pasirinksite gyvenimą. Deja, Hashem per savo pranašą Išjahu mums sako, aš visą dieną ištiesiu rankas maištingai tautai. Dievas ir toliau ištiesė mums rankas, siūlydamas tuos pačius pasirinkimus kaip ir Mošė Rabeinų laikais. Mošė maldavo mūsų tautą, kurią po 40 metų pažinojo pernelyg gerai. Jis tikėjosi, kad mes, jo tauta, Dievo tauta, pasirinksime gyvenimą ir todėl gyvensime. Gyvenimas ir mirtis, palaima ir prakeikimas šiandien stovi prieš mus, kai žvelgiame į 5786 metus. Ką pasirinksite? Pagal mūsų tradicijas, Mošė gimė ir mirė tą pačią dieną. Hebrajų kalendoro mėnesio Adaro 7 dieną. Ši kalba žymi Mošė paskutinę dieną. Jam buvo lygiai 120 metų ir manoma, kad šis amžius 120 metų skirtas teisiesiems žmonėms tzadekams. Ši diena taip pat yra visų žydų, kurių mirties vieta ir data nežinoma. Kaip ir Mošė, kaip ir daugelį, kurie mirė nuo romėnų inkvizicijos pogromų ir holokausto rankų neseniai, kaip įkaitai atminimo diena. Jehošua tapo mūsų tautos vadovu, pasirengusi vesti Izraelį per Jardano
pažadėtąją žemę. Mošė ištarė šiuos įkvepiančius paskutinio atsisveikinimo žodžius mūsų tautai, kurią jis rėmė ir globojo, už kurią jis tiek daug kartų užtarė Dievui: būkit stiprūs ir drąsūs. Nebijokite ir nedrebėkite prieš juos, nes Viešpats, jūsų Dievas, yra tas, kuris eina su jumis. Jis neapleis jūsų ir nepaliks jūsų. Mošė išėjimas nereiškia, kad Dievas palieka savo tautą. Jis patvirtino Jehošuo vadovavimą, pripažindamas, kad Elohim bus su Izraeliu po šios naujo vadovo, kai buvo su savo tauta prie Mošė. Galiausiai Mošė užbaigė visos Toros rašymą ir perduoda jį Kohenim ir Levijim. Visa Tora yra užrašyta, nėra žodinės Toros. Ir paskutinis įsakymas, 613 įsakymas, yra užrašyti Torą, kad mes galėtume mokintis ir žinoti, ką mums reikia daryti. Jo paskutiniai žodžiai: aš žinau jūsų maištingumą ir užsispyrimą. Štai kol aš dar gyvas su jumis šiandien, jūs maištavote prieš Viešpatį. Kiek dar labiau tai darysite po mano mirties? Taigi Mošė pabrėžė širdies apipjaustinimo būtinybę, neatsisakydamas vyro apipjaustinimo, bet visiems vyrams ir moteriams. Tai tema, prie kurios pranašai grįžta pakartotinai ir kurią galiausiai nagrinėja Rav Shaul, Mesijo Ješua pasekėjas. Visi žydų tautos nariai yra sutarties nariai. Savo paskutinėje kreipimosi į Izraelio tautą kalboje Mošė primena mums, kad sandora, kurią Elohim sudaro su mumis, galios amžinai. Jis pabrėžė įtraukti visi žydai, tiek gimę žydai, tiek pasirinkę žydų tikėjimą, netgi tie, kurie dar negimė, bus įtraukti į šią sandorą. Aš sudariau šią sandorą su jos sankcijomis, ne tik su jumis, kurie šiandien stovi čia, su mumis prieš amžinąjį mūsų Elohim, bet ir su tais, kurių šiandien čia su mumis nėra. Pasak kai kurių komentatorių, pavyzdžiui, Rashi, Mošė ištarė šios žodžius Izraeliui savo mirties dieną kaip paskutinį testamentą arba valią. Kas yra tie žmonės, kurių šiandien čia nėra su mumis? Galima būtų pagalvoti apie tos, kurie tą dieną buvo išvykę, miegojo, galbūt buvo laukuose ar toli nuo įvykio vietos. Bet Sefer Devarim 29-10 eilutė aiškiai nurodo, kad visa bendruomenė buvo susirinkusi išklausyti Mošė žodžių. Šiandien jūs visi stovite čia. Ir iš jūs daugiskaita apima visą Izraelį. Tiek esamą, tiek būsimą, kiekvienas čia dabar sėdintis žmogus, nesvarbu ar gimęs kaip Izraelio pilietis ir pasirinkęs tapti Izraelio dalimi, tą dieną buvo ten. Idėja įtraukti ateities kartas į Brit yra nepaprasta, nes sutartys ar susitarimai paprastai yra privalomi tik sutartį sudariusioms šalims, o ne jų palikuonims. Tačiau šis teiginys yra ne Mošė, o paties Hašem, to, kuris iš anksto žino visus, kurie bus įtraukti. Ką reiškia būti šio amžinai sudarytos sandoros dalimi? Ar mes iš tiesų esame saistomi sandoros, kurią sudarė mūsų protėviai? O kaip su tais, kurie nėra gimę žydai, bet nusprendė tapti Izraelio dalimi? Per visą žydų istoriją dauguma žydų jautėsi saistomi sandoros sudarytos Sinajaus kalne prieš kelis tūkstančius metų. Mūsų protėviai daugiausiai stengiasi laikyti savo sandoros dalies, kaip jie ją suprato. Turime prisiminti, kad nedaugelis turėjo galimybę patys skaityti šventąjį raštą, kaip mes
šiandieną galime, kaip yra išversta dauguma kalbų ir beveik prieinama kiekvienam iš mūsų, bet kurioje šalyje. Tai buvo helenistinio ar romėnų persekiojimų laikais arba neseniai inkvizicijos pogromų, persekiojimų ir išpuolimų prieš žydus per holokaustą laikais nuo 1948, kai Izraelis atgimė, mes nuolat patyrėme tiek fizinį, tiek žodinį puolimą, nors buvo laikotarpių, kai tikėjimas silpnėjo. Dauguma mūsų protėvių laikėsi dvasinės disciplinos įtvirtintos dykumoje. Daugelis mūsų protėvių buvo atsidavę, Torą mylintys žydai ištikimi sandorai net tada, kai tai reiškia rizikuoti savo gyvybę. Ši sandora su Hašem suteikia mums aiškę tapatybę, kurią buvo verta išsaugoti ir perduoti ateities kartoms. Mūsų iššūkis. Sandora, kurią Dievas sudarė su mumis Sinajaus kalne, reiškia nuolatinius iššūkius visiems mums, kurių protėviai stovėjo ant kalno, matė žaibus ir griaustinį bei girdėjo Hašem balsą. Jei mes rimtai žiūrime į judaizmą, mūsų tautos tikėjimą, kurį per Mošę mums perdavė vienintelis Izraelio Dievas, turime rūpinti savo tautos dabartimi ir ateitimi. Tai nėra tik tradicijos klausimas, kaip apibūdintų ortodoksai, bet tikras biblinis tikėjimas ir praktika, tarnystė Elohim, mūsų Dievui. Mes priklausome Hašem ir jis turi tam tikrų reikalavimų ir lūkesčių, todėl norėdami būti ištiki jam ir sandoriai, kurią jis sudarė su mumis, turime rasti geriausią gyvenimo būdą. Tai darome studijuodami šventąjį raštą, praktikuodami ir laikydamasi gyvenimo požiūrio, kuris suderina širdies ir proto poreikius. Sandora su Dievu patvirtinimas yra kasdienis veiksmas, kuris turėtų būti atliekamas visiškai suvokiant jo poveikį mums ir mūsų vaikams. Tora sako, ne tik su tavimi, o tai reiškia mus ir tuos, kurie tampa mūsų dalimi, taip pat tuos, kurie ateis po mūsų, iki tol, kol Mešiach Ješua sugrįš įkurti savo karalystę. Daugeliu lygmenų fizinių, dvasinių, emocinių sandora su amžinuoju kelia mums reikalavimus. Fizinių lygmenių žydai yra šeima, mes gimstame arba esame įvaikinti į šią Abraham ir Sarah, Iskak ir Rivka, Jakov, Rakel ir Lea šeimą. Kartą tapę žydais, mes liekame žydais visą gyvenimą, mylėkime tai ar nekęskime to, likime joje, ar palikime ją, Izraelis vis tiek lieka mūsų šeima. Mūsų vaikai gimsta žydais ir jiems tai patinka ar ne. Judaizmas yra tiek apie šeimą, tiek apie tikėjimą, susietas amžiną sutartimi su Hašem, visatos kūrėju, Izraelio kūrėju. Tačiau sandora susijusi ne tik su šeima, bet ir su tikslu. Tora, kuri galų gale yra mūsų istorijos paaiškinimas. Kodėl Dievas sukūrė mus kaip tautą iš Abraham, Iskak ir Jakov. Ir kodėl nepaisant to, ar pasaulis mus myli ar ne, pasauliai reikia žydų. Dievas nenusprendė sudaryti šios sandoros su visa žmonija. Pirmasis kūrinys buvo sunaikintas potvynio metu dėl visiško moralinio žlugimo, o antrasis kūrinys greitai susiskaldė ir susvetimėjo. O tai pasiekė kulminaciją Migdol Bavel. Brashit 11, eilutės nuo 1 iki 9. Būtent šiuo metu Hašem pasirinko Avram, o Avram
Bet neužmirškime, kad Avram yra originalus Abraham vardas ir Dievas jį pervadino Abraham. Tai neužmirškime, kad Avram pasirinko Dievą ir Dievas pasirinko Avram. Aš tave palaiminsiu, padarysiu tavo vardą didingu ir jis bus palaima. Aš palaiminsiu tuos, kurie tave laimins, per tave bus palaimintos visos žemės giminės. Šios savaitės parašo Nicavim stovintieji. Čia buvo sunku išversti šitą žodžią, nes stovintieji neišsiverčia pilnai tai, ką Nicavim reiškia. Tai reiškia tie, kurie stovėjo, būtent tie stovintieji. Galbūt tai tikslesnis išvertimas. Tai šioje parašoje pradžios žodžiai mums primena, kad kiekvienas žydas yra sandoros dalis. Mes visi esame joje. Dėl Hashem Chesed ir Rachamim mums sandora yra čia. Laukia, kol mes ją pasirinksime ir įsipareigosime jai bei Hashem. Dievas sako, aš jums daviau pasirinkti gyvenimą ir mirtį, palaiminimą ir prakeikimą. Pasirinkite gyvenimą. Ši sandora tarp Izraelio ir Dievo yra sandora dėl gyvenimo ir gyvenimui. Pasirinkimas būti žydų, Izraelio tautos ir nacijos dalimi suteikia mums galimybę sukurti vietą Hashem ir jo šventumui mūsų gyvenimuose. O mūsų pareiga yra gyventi atsakant į Dievo kvietimą mūsų gyvenimuose. Artėjant Rosh Hashanah, artėja nauji metai ir turime rimtai ir asmeniškai pažvelgti į Mošė žodžius, kuriuos jis sakė mūsų bendruomeniai. Mums visiems čia ir dabar. Šiandien jūs visi stovite čia nuo vyriausio iki jauniausio, nuo turtingiausio iki vargingiausio, nuo garsiausio iki kukliausio, jūsų bendruomenės lyderiai ir su jumis esantys svetimi, tai būtų konvertitai. Jūs visi esate dalis sandoros patvirtintos su viešpačiu jūsų Dievu. Jūs ir kiekviena kita ateities karta, kuri bus jūsų palikuonis. Ši didi brit, ši sandora patvirtina, kad jūs ir tie, kurie seks, jūsų pėdomis busite Dievo tauta. O vienintelis Dievas bus Izraelio Dievas. Toros dalies pabaigoje mums sakoma, ki hamitzvah zot asher anochi v'savcha hayom lo niflet himimch. Žiūrėk, ši mitzva, kurią aš tau šiandien įsakau, nėra tau per sunki ir nėra nepasiekiama. Ji nėra danguje, kad tu sakytum, kas iš mūsų gali pakilti į dangų, paimti ją mums ir mus pamokyti, kad galėtume ją vykdyti. Ji nėra už jūros, kad jūs sakytumėte, kas iš mūsų galėtų pereiti jūrą ir ją mums atnešti, kad galėtume ją vykdyti. Ne, ji yra labai arti jūsų. Jūsų burnoje, jūsų širdyje, kad galėtumėte ją vykdyti. Tai yra žodžiai, kuriuos Elohim mums pasakė per savo pranašą Mošę, mūsų rabiną. Tora nėra kažkur kitur, kur mes turėtume jos ieškoti. Dievas sukūrė mums pagal savo atvaizdą ir įdėjo į mus troškimą pažinti jį ir jo kelius. Tai yra mūsų dalis. Jis nebūtų turėjęs duoti Toros, jei Adam ir Chava būtų išlikę jam ištikimi, nes Tora jau buvo jų DNR dalis. Kai Elohim mus išgelbėjo per Mešiach Ješua atpirkimą, mes galime gyventi pagal Torą, nes tai yra natūraliausias dalykas pasaulyje. Gyventi pagal Torą yra teisinga, nes tai yra Dievo valia. Taip jis mus sukūrė. Kai esame išgelbėti ir atkurti, mes gyvename taip, kaip buvome sukurti gyventi nuo pat mūsų sukūrimo, tarnaujant Hashem, mūsų kūrėjui.
Prašant savim kalba apie mitzvą, kad reikia grįžti prie Toros ir atkurti Dievo buvimą, jo artumą, jo dvasią tarp mūsų. Judėjimas už sandoros judaizmą yra atkūrimo judėjimas. Mes esame pašaukti patys atlikti tešuvą ir tada būti pavyzdžiu savo tautai. Visi Adomo ir Ievos, Adam ir Chava, sūnus ir dukros turi būti išgelbėti ir atkurti per Mešiach Ješuvą, atperkamąją auką, kad galėtų turėti šalom ir bendrystę su Hašem. Tešuva yra būdas suvokti, kad Tora yra mūsų lūpose ir širdyse. Dievas mums sako, grįžkite pas mane. Visada būkite sąmoningi apie mane savo gyvenime. Kad jis būtų jūsų gyvenimo centras, būtinas jūsų gyvenimui. Mūsų buvimas šiame pasaulyje turėtų būti priminimas tiems, kurie mus supa, apie Dievo egzistavimą. Kaip mes esame čia, taip ir Dievas yra čia. Mes siekiame, kad mums būtų priminta apie Dievo buvimo mūsų gyvenimuose pilnatvę, apie jo atpirkimo ir atkūrimo darbą, apie Mešiach Ješuą, kuris sugrąžina mus į jo artumo vietą. Kai skaitome jo Torą, kai meldžiamės senolių garbinamas maldomis ar savo širdies prašymais, kai studijuojame ir deklamuojame šventąjį raštą. Tegu tai darome su pagarba Dievo dvasiai, kuri randasi mumyse. Per šventąsias dienas, prasidedančias antradienį, Erev Rosh Hashanah, šiaip čia turėtų būti pirmadienio vakaras. Taip, Erev išvakariai, naujųjų metų bus pirmadienio vakare. Mes siekiame Dievo artumo, jo buvimo, jo dvasios, trokštame bendrystės ir bendravimo su juo. Pirmasis veiksmas, kurį atlieka tas, kuris tikrai siekia Adonai, yra atsiskirti nuo visko, kas nepatinka Dievui. Jei tikite Dievo žodžiu, turite atsisakyti ne tik blogų kelių, bet ir planų, kurie neatitinka Hašem tikslo ir valios jūsų atžvilgiu. Ir tai nėra visada lengva. Jūs turėtumėte žiūrėti į ateitį kaip į švarų lapą. Nuo šiol jūs turėtumėte siekti Dievo valios, kaip aiškiai nurodyta jo šventajame žodyje. Dievo valia jums prasideda nuo jo įsakymų laikymosi, nurodymų, kuriuos jis mums davė savo Toroje ir visame rašte. Mums nereikia laukti Rosh Hashanah. Šiandien yra ta diena. Dabar yra tas momentas, kai turime kreiptis į jį, kol jis yra arti. Atsisakykime ir atmeskime nuodėmes bei blogą polinkį. Norint tai padaryti, reikia nustoti daryti bet kokius nuodėmingus veiksmus. Turime parodyti atgailą už padarytas nuodėmes, nuoširdžių ir nuolankių atgailavimų, siekti atleidimo iš Dievo ir kitų, išpažinti savo nuodėmes prieš Dievą, nusprendžia niekada daugiau nebe padaryti šitų klaidų. Išpažinimas prieš Dievą tai žodžiai išreikšti
įsipareigojimai ir požiūris, kurio žmogus pasiekė savo širdyje. Mums taip pat įsakyti prašyti atleidimo tų, kuriems padarėme skriaudą arba kuriuos sužeidėme savo veiksmais, net jei tai buvo netyčinis poelgis. Turime pripažinti ir apmąstyti Dievo unikalumą ir aukščiausią galią. Jo žodis turi būti tik jo lūpose, kad pasiektų savo tikslą. Nė vienas Hashem ištartas žodis negrįžta neišpildytas ar negaliojantis. Apmąstykite sandorą, kurią jis sudarė su mūsų tėvais ir motinomis bei su mumis. Galiausiai medituokite apie jo buvimą ir tai, ką jis reiškia jums. Taip pat apie tai, ką jūsų buvimas reiškia jam, jūsų artumas. Šventraščiai mums sako, kad nesvarbu, kiek toli nuklydome ar kiek kartų nusidėjome, Dievas lauks, kol mes sugrįšime pas jį per tešivą procesą. Nusisukime ir atgailestaukime, grįžkime pas jį. Mes tikime, kad Mešiach Ješua atperkamoji auka apvalo mus nuo visų neteisybių. Bet tai nekeičia fakto, kad mes turime išpažinti savo nuodėmes, atsisakyti jų ir siekti teisumo, kad turėtume ramybę su Elohim, nes jis yra teisus. Elohim yra gailestingas, maloningas, kantrus, gausus gailestingumo, laikosi savo pažadų, atleidžia mums, apvalo mus nuo nusižengimų ir nuodėmių. Hashem yra suvenerus visatos kūrėjas, tik jam vienam mes teikiame garbę ir šlovę. Pasidalinsiu su jumis poemą autorius Ruth Bryn ir aš vertėjautoja. Tavo buvimo pojūtis. Tarp mūsų daugybės troškimų yra troškimas Dievui. Tarp mūsų daugybės savybių yra talentas garbinti Dievą. Žydai klajoja po dykamas po žvaigždėmis. Žinojo, kad jų širdys alksta Dievo. Žydai mokėsi žvakių apšviestuose getų kambariuose. Ilgesingai troško Dievo. Palapinėse, trobelėse ar lūšnynuose žydų moteris meldėsi Dievui. Bet mes, kurie esame apsupti patogumų, kartais pamirštame net klausytis. Padėk mums Hashem suprasti savo poreikį, išgirsti mūsų širdžių ilgesingą šnabždesį. Padėk mums ieškoti dykumos, tylos ir studijų namų apmąstymų. Palaimink mus, kaip mūsų protėvių senovėje. Labiausiai brangia dovana tavo buvimo artimo jausmas. Paglostyk mus savo būties sparnų vėjeliu. Pripildyk mus tavo šventumo baimę. Mes taip pat šlovinsime, garbinsime ir aukštinsime tavo vardą Hashem. Artėjant Rosh Hashanah, tegul mes būsime sąmoningi Hashem transcendentinio buvimo
šventumo jausmu, kai siekiame sukurti šventumo vietą savo gyvenimuose, namuose, sinagogoje ir aplinkinių gyvenimuose.